Spalio 28 dieną vyko konferencija Verslas Raseiniuose, kaip padaryti, kad 1+1 būtų daugiau nei 2. Pranešimų sesijoje nuskambėjo daugybė įžvalgų apie partnerystės, inovacijų ir duomenimis grįstų sprendimų svarbą. Tai kuo daugiau gal turėtų būti tokių renginių Raseiniuose, kuo labiau suvienytų tada verslo bendruomenės narius, daugiau diskusijose gimsta idėjos ir tai duoda daug gerų rezultatų, mano nuomonė tokia. Kalbant apie buvimą čia ar ne tarp savo kolegų, ar išgirsti kažką naujo, pamatai kažką naujo, turiu mintyje kažkokių kolegų, ar keičiatės idėjomis, ar dar vis taip lengvai bandot susipažinti visi? Tai jau ne pirmi metai, kaip bendrauju su tais pačiais ir naujų narių atsiranda, sakykime, kolegų, tai visada kažko sužinai naujo, kažkam gal kažką ir patari ir iš savo patirties naujokam, bet manau, kad gera tendencija, kad taip ir toliau. Čia ir klausimas toksai, buvo Verslas Raseiniuose po 7 metų. Tai jau kaip ir paminėjau, aš tai biškį liūdnai matau šitą reikalą dėl žmonių senėjimo, dėl demografinės situacijos ir kvalifikuotų specialistų emigracijos į didmiesčius, Kauną, Vilnių, tai biškį liūdnokai galvoju šitoj srity, bet kolegos labai optimistiškai šitą mato. Aš toksai gal labiau realistas, tai matau biškį liūdniau. Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, ką tokios konferencijos duoda, yra, taip sakant, tinklaveika, susipažįsti su kitais žmonėm iš kitų sričių, kurie galbūt gali padėti sukurti kažką naujo būtent regionui, mūsų Raseinių kraštui ir panašiai. Tai pagrindinis, manau, yra tinklaveika ir galbūt naujos žinios, kurias išgirsti iš lektorių. Aš taip pastebėjau, jūs truputėlį vieno akies kampų, jūs labai intensyviai bendravote su aplinkiniais, pristatinėjot savo verslą? Taip. Raseinių rajone, Ilgižiukų kaime, turiu sausmedžio uogų ūkį pavadinimu haskap.lt, kas yra tarptautinis šių uogų pavadinimas, ir mes gaminam įvairią produkciją iš šitų super uogų. Tai prasideda nuo sulčių ir uogienių, užsibaigia funkciniu maistu, šotais ir milteliais ir panašiai. Taip kad užsukit. Kodėl pasirinkot vystyti savo verslą čia, Raseinių krašte? Todėl, kad mano šeima, mano senelis yra gimęs čia ir aš paveldėjau jo žemes ir kaip ir nusprendžiau čia daryti kažką savo senelio žemėse. Tai turime sausmedžio uogų plantaciją. Pasigailėjot kada nors? Dar ne. Tai Raseiniuose verslą daryti galima? Manau taip. O kokius pliusus jūs įvardintumėt būtent Raseinių kraštą? Aš manyčiau, kad tai yra gana artima bendruomenė. Visi klausimai sprendžiasi šiek tiek greičiau negu, tarkim, pavyzdžiui, Kaune, kur reikia pereiti per labai daug biurokratinių laiptelių, o čia Raseiniuose kažkaip viskas truputėlį greičiau vyksta, nes galbūt yra šiek tiek mažiau tų grandžių. Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp verslo ir savivaldos, dalytis patirtimi bei ieškoti naujų būdų stiprinti regiono konkurencingumą. Tokie susitikimai ne tik skatina bendruomeniškumą, bet ir padeda kurti augančią vieningą verslo ekosistemą Raseiniuose. Pranešimuose daug dėmesio skirta partnerystės, inovacijų svarbai, kalbėta apie regiono verslo rodiklius, atlyginimų tendencijas ir dirbtinio intelekto taikymo galimybės kasdieninėje veikloje. Taip pat aptartos finansinės paramos priemonės, mokesčių lengvatos bei kiti įrankiai galintys padėti verslui augti. Konferencijos pabaigoje vykusioje diskusijoje akcentuota, kad stiprėjantis bendradarbiavimas tarp verslo, savivaldos ir švietimo įstaigų gali tapti raktu į tvarią regiono plėtrą. Ką duoda tokio pobūdžio konferencijos Raseinių krašto bendruomenės verslininkams? Visų pirma, manau, kad tai yra neatsiejama dalis, norint palaikyti aktyvią bendruomenę verslo. Tai duoda postūmį naujoms idėjoms, bendradarbystėms ir panašiai.
Raseiniškiai gan aktyvus, labai noriai dalyvauja konferencijose. Nors konferenciją organizuojame pirmą kartą tokio pobūdžio, tai kaip matome pagal dalyvių aktyvumą tikrai yra poreikis tokiam konferencijom ir kaip matome tikrai verslo atstovai įsinešė kažkokių naujų idėjų. Aš manau, kad šioj konferencijoje buvo tiek bendravimo, tiek ir naudingos informacijos, žinant, kad verslas taip pat neišvengia dirbtinio intelekto įtakos. Tai konferencijos metu buvo kalbama apie tam tikrus įrankius, kurie optimizuotų procesus, bei taip pat buvo bendraujama, koks verslas bus po 7 metų, pavyzdžiui. Tai yra didžiulės galimybės, ne? Kas liečia pritraukimą darbuotojų ir ta kalba, tai taip šiandien yra ko gero didžiausia problema. Aš žiūrėčiau, kad jauni žmonės nemato galimybių, kad čia yra galimybės Raseiniuose. Ir paprastai pasižiūri labai paprastai, kad neveikia baras, nėra kur vakare praleisti laiko, nėra dar visokių tokių veiklų, kurios mieste yra įprasti dalykai. Iš tikrųjų tie dalykai yra trūkumų. Taip, tie dalykai, jie iš tikrųjų, tie žmonės, kurie, kaip Končičių kolegos sako, studijuoja miestuose, paprastai pasilieka ten, kur studijuoja. Yra ta tendencija tikrai. Bet čia galima yra tas švietėjiškas dalykas iš tikrųjų, kad pačios universitetuose, kad iš tikrųjų tų galimybių yra daugybė ir regionuose. Taip, mes tikrai negrįšim, kad buvo laikai, kada gaudavai paskirimą dirbti, greitų dalykų ne, pati rinka viską reguliuoja, bet vis vienaip ar kitaip yra tikrai daugybė galimybių. Ir mieste, ir būstų įsigijimo kainos, ir vis kiti dalykai, kaip ten bebūtų, tai buvo tas 10%, ne, pradinės viršojo, bet visą kitą, bet tai yra tikrai didžiulės pinigų sumos, kur tikrai ne vienam žmogui, ne kiekvienam yra pakeliama. O regione yra tie dalykai paprašiau, ypatingai Raseiniuose, bet čia labai gražiai pristatymas yra, kad mes esame labai geroj vietoje, esame autostrados, ne, pasodinti, kaip sakoma, ir gali važinėti visai kitaip. Kas liečia vėl tus darbuotojus, vėlgi galimybė šiandieną yra tos, kad galima dirbti per nuotolį. Nėra patys tokie dalykai, kad čia turi nuo 5 iki 8, ar ten nuo 8 iki 5, atvirkščiai būtent šitoje vietoje būtinai čia. Yra įvairiausių galimybių, jo labiau visi tie dalykai, ką šiandien pristatė. Tai apibendrinant, filialas veikia. Aš tikiu. Tikrai tikiu ateitimi ir tikiu. Užsižymėjot? Tikiu.